1, 2, 3, funky. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Kaip sakant, pradėjom savaitę užtikrintai. Kėlėme, sukūrėme thumbnailą, kaip sakant, vlogui, kėlėme kelčius vlogą, tada apšilome, pasportavėme, padarėm kūtinę šiandien. Taip, kaip sakant, šią vietą dalį, šios dalis nedarėm, šiandien vakarą darysime šią dalį. Todėl net dabar labai nesiriškinas, bet šitą dalis biškiuką vis tiek. Tai, kai dariau, visai neblogą varkiautą iš tikrųjų padariau. Žinokit, 5 minučių varkiautas skirtas, bet koks galingas, iš tikrųjų, tikrai galingas, atvirai kalbant. Taip nesveikai jauti krūtinę, kad, tiesiog nebegali nedaryti per tas 5 minutės, tiesiog taip. Žodžiu, tikrai liuks. O ką, draugai? Turėkime mano stabę savaitę, džiaugiamės gyvenimais, siekiam savo svajonių. Šiandien man kontrolinių pora yra neklystu, net nežinau tiksliai, bet tai taip yra. Tai reikės geriausiai jau parašyti, tikrai nusiteiksime tai padaryti ir bandysime tai padaryti. O jūs, nežinau, jums kokia diena? Kokie yra tikslai, tuos tikslus reikia padaryti ir tikiuosi jūs padarysite juos, nes reikia. Atsiminkite, kad jūs esate talentingi, jūs esate nuostabus. Ir atsiminkite, kad jūs esate tikrai gražūs žmonės. Kiekvienas žmogus yra gražus. Tiesiog gal kitus, bet kai kurių skonių nestompa su jūsų ir man atrodo, arba jiems atrodo, kad nėra gražu kažkas tokio. Mes namie, jau namie. Tai va, buvo 7 pamokas, parašėm informatikos kontrolinį. Iš tikrųjų, žiauriai lengvas buvo, nes nesitikėjau. Viskas buvo tikrai mano gerai padaryta. Ir nežinau, į 10 negausiu, bus iš tikrųjų netgi keista ir netgi gal grūzas, dėl to, kad tikrai turėtų būti 10. Tikiu aš to ir žinau, kad bus. Nes visi atsakymai, kad buvo tiesiog taip. Tada rašėm geografiją 7, jei dabar jau žiūriu rašė. Dėl to, kad ten buvo 20 klausimų, A, B, C, D. Tai be nieko rašiau, to pasmet, tai dar visai neblogai. Dar visai neblogai. Kai vieną kartą perskaičiu visą tą, ką reikėjo, tai taip normaliai, man 7 yra normaliai, iš tikrųjų, taip. Aš nešau kaip ir aukštai, bet nekantų peržiūrėjimai, bet iš tikrųjų labai normaliai, stengiamės kuo geriau mokytis ir panašiai, todėl šiandien iš tikrųjų vienas dalykas, kas yra, tai, draugai, reikės biškį paukoti šį epizodą šiandien. Laukia daug namų darbų, kuriuos reikės padaryti, todėl šiandien darysime daug namų darbų, ta prasme daug. Padarėme šuliai kelis, ta prasme šuliai, tai anglų skaitymą padarėme, fizikas padarėme namų darbus, tai reikės trečiadienį dabar šiandien padaryti jau Matiekos tenai egzamininį užduotį, dėl to, kad šiandien rašom vieną jau bandomąjį, ir tada dar kitą savaitę rašom 3 valandų bandomąjį, tai bus ką veikti, iš tikrųjų bus ką veikti, todėl šiandien reikia tą padaryti, kad nereiktų antradienį daryti, ir tada dar reikės šiandien pažiūrėti vieną filmą lietuvių, būtent lietuvių, kad nereiktų skaityti knygos, o filmą pažiūrėti, todėl dar reikės tai padaryti 2 valandas išmesti iš gyvenimo vos net, tai yra labai didelis grūzas, reiktų gal pasakyti, bet taip jau bus. Todėl dar reikės tai padaryti ir žinoma. Padarėm tokį darbą, tai yra labai gerai ir nuostabu. Ta prasme, dėl to, kad reikia trečiadienį, bet padarėm 32 užduotis, jos taip per porą valandų beveik taip. Tai galva, tai visai tik to papa buvo, bet dabar biškiu atgavo, dabar galima nueiti pažiūrėti lietuvių filmą tą. Nežinau, man patik, bet čia kokią valandą tai pažiūrėsiu, nes visą tikrai nežiūrėsiu, nes aš nepernešu ilgai žiūrėti tokio dalykų, kuris man nepatinka, tai tiesiog bandysime žiūrėti ir tiek, nes reikia, kaip sakant, kadangi vis tiek. Mes susitikome, mes norime mokytis, mes norime daug pasiekti gyvenime ir tikrai reikia susimti, draugai, reikia susimti ir nesvarbu, ką aš sakyčiau, bet tai yra tiesa, kad reikia mums susimti dėl ties mokslas. Nors kaip mes nemėgtume mokyklos ar kažkas tokio, bet mokykla yra ta vieta, kur mes daug ką iš tikrųjų išmokstame ir paskui gyvenimą kartą netgi praverčia. Netgi praverčia, draugai, netgi praverčia. Šiandien yra pirmadienis, ką galime veikti, tai Įkeliam dažniausiai tokių prisiminimų video ir kažkas tokio, kažkokius tokių nesąmonyčių ir žinoma, kad turim parodyti, ką Aivaras anksčiau kurdavo ar kažko to, nes mes pirmadienis tai esame nusprendę daryti, tai
Dabar, jei rasiu kažką ar kažkas tokio, tikrai įterpsiu būtent šioje akimirkoje kažką tokio geresnio jums, pažiūrėti, kaip Aivaras atrodė gal anksčiau, ar tiesiog ką veikdavo anksčiau, tiesiog, kaip sakant, visgi yra pirmadienis, taip jau viskas susideda, todėl... It was at this moment that he knew. He fucked up. Kodėl būtent aš tai rodau, ne? Iš tikrųjų, kodėl aš būtent rodžiau dabar, ne? Klausimas geras. Tiesiog, Aivaras labai mokosi, ta prasme, net labai mokosi. Ne, ir rimtai, tai tikrai iš tikrųjų mes sutelkę labai mokslus ir tikrai duoda per galvą stipriai tai mokslo ir aplaidžiai viskas, kad tai viską pasiektume ir tikrai sunkus dabar rimtas etapas iš tikrųjų prasidėjo. Tikrai bus kartais gerų epizodų, kartais blogų epizodų. Šiandien tikrai nėra vienas iš žiaurių blogiausių, gal ir yra pats blogiausias, mes to nežinome, bet viskas aiškins gyvenimą, kaip sakant, ateityje ir panašiai. Gyvenime nutinka visokių įvykių, draugai, iš tikrųjų tikrai nutinka ir ką aš galiu jums pasakyti, kad niekada nepasiduokite. Iš tikrųjų, vienintelė kova, kurią jūs turite įveikti, yra kova prieš patį save. Ši kova yra viena rimčiausių ir iš tikrųjų pati gal sunkiausia kiekvienam žmogui, nes jei jūs ją įveiksite, jūs pasieksite viską ir jums viskas labai gerai. Kiekvienas žmogus, iš tikrųjų tie, kurie labai daug galvoja ir kažkas tokio, pavyzdžiui, kaip aš, jie susiduria su savimi iš tikrųjų kiekvieną mielą dieną. Tai kai susiduria su savimi, kaip sakant, kovoja su savimi kiekvieną mielą dieną. Kodėl taip yra, aš tikrai nepasakysiu, bet esmė yra tame, kad tiesiog mąstymas veikia, labai daug visokių minčių kiekvieną dieną eina, viskas, kas būtų, jeigu būtų, kas nebūtų, jeigu nebūtų. Kaip reikėjo pasielgti ir kažkas tokio, kaip bus ateityje, ką reikia daryti, va tokie visi visokie šudukai, kaip sakant, laksto. Šie visi dalykai, iš tikrųjų, kaip sakant, duoda per galvą gerai ir paskui gal tu tiesiog, kai duoda tiek daug tokių dalykų, tu tiesiog ir nebenori nieko daryti. Ta prasme, atrodo, viską galiu mesti ir tiesiog sėdėti užsidaręs gyvenime. Ir va tada susigrūlime su savimi, nori įveikti tas represijas, viską. Ir tai įveiki, viskas būna labai gerai. Čia tas pat ir su baimėmis. Tu esi bijai kažkas tokio, tiesiog tu turi tai veikti. Labai sunku, tikrai labai sunku. Galima tikrai daug ką sakyti, nes aš tik buvau anksčiau mažiukas ir tikrai daug baimių turėdavau ir niekaip negalėdavau jų įveikti, bet su laiku jas visas įveikėme. Tas pats merginam, tas pats ir vaikinams. Jūs ieškote, sakykime, poros. Jei turite viskas gerai, aš nieko nesakau, bet sakykime, ieškote poros ar kažkas tokio. Pagrindinis dabar iš tikrųjų tas dalykas ir yra. Visam jaunimui, bent jau jaunimui, tai ta prasme nuo kokių 14 iki 28 metų, reiktų gal tai pasakyti, ne? Tikrai vargsta dauguma susirasti merginą arba vaikiną, kaip sakant, tai kodėl? Todėl, kad nenugali savęs. Tiesiog nenugali savęs. Savo yra įsikalę į galvą, kad aš taip negaliu, aš to nedarysiu, nes aš negražus dar kažkas tokio dalykai, kalti galvą ir viskas. Kai taip yra, reikas baigėsi labai blogai. To nereikia iš tikrųjų, to tikrai nereikia, draugai. Nes tiesiog, taip sakant, tikrai nieko nebus. Reikia tiesiog visą laiką būti taip, kad aš tai galiu, aš tai pasieksiu. Tiesiog dirbsiu, varysiu, kaip sakant, nepasiduosiu ir viskas bus labai gerai. Taip ir bus. Tiesiog reikia pakeisti tą mąstymą, nes mes labiau tokie žmonės, kurie tiesiog visą laiką save nuvertinam ir pasakom iš karto, kad taip nebus. Tai yra blogai. Visą laiką tikėkitės, kad tai bus ir tikrai bus. Tiesiog gal ne iš karto, gal ne po savaitės, gal ne po mėnesio, gal ne po metų, bet tikrai ateis tas laikas, tikrai tai bus. Aišku, turite dirbti. Tai va, dabar Aivaras toliau eina mokytis ir tada tikriausiai eisime pasportuoti, nes reikia irgi, sportas yra gerai. Pažiūrėjom filmą. Sakom, pažiūrėjom filmą, tikrai pažiūrėjom. Tai va, iš tikrųjų nežinau, visai neblogas. Tikrai visai neblogas, tikėjausi gal būsiu kažkūdas, bet pakankamai dar visai neblogas. Iš tikrųjų, žiūrėjau lietuviškas filmas, todėl dar toks, taip, iš tikrųjų nebloga istorija. Tikrai nebloga, kaip pagal filmą, tai taip šiaip įdomi, iš tikrųjų įdomi padarė. Nu, editas, tai editas, iš tikrųjų režisūra, irgi režisūra vaidyba, kaip vaidyba, nuo to amžių 90 metų, tai dar visai neblogai, iš tikrųjų, visai neblogai. Ne baltas bentifonas, žinote, toks labiau kaip ir geltonas, lyg turėčiau pasakyti taip. Bet aš viską matė. Todėl
Padarėme tai, ką norėjome šiandien, ką buvo mūsų planavę, todėl tai yra didelis pliusas, dabar dar pasportuosime. Kaip sakant, pasportavom, nusibrausim, tai biškosinimas, kaip kiekvieną mėl dieną. Jau yra 8 valandas, visai neblogai, iš tikrųjų, visai neblogai. Taigi, draugai, apibendrinus dieną, buvo darbinga diena, palyginus ir ilga diena, iš tikrųjų vis tiek kaip 5 valandą kelias kiekvieną dieną, tai atrodo labai ilga diena, netgi reiktų tai pasakyti. Bet aišku, aš nesiskundžiu. Tikrai gyvenimas nėra toks ir paprastas, kaip sakant, iš tikrųjų viskas yra. Pasportavime, nežinau, pratimus pamatėte, galite pabandyti daryti, visai neblogai iš tikrųjų. Prasiukui, jaučiasi gerai, iš tikrųjų jaučiasi gerai, tai yra pliusas. Taigi, nežinau, jums tikriausiai atsibos tokia sėdžiu savo kambarį, kaip sakant, stačia kampienė, bet šiandien gausiu tokia diena, taip jau buvo, atsiprašau už tai. Bus visokių epizodų, tokie draugai, dabar nusteikite, biškai keičiamės, kaip sakant, į gerąją, gal į blogą, nežinau, bet tikrai bus ir nuostabių epizodų ir blogų, kaip ir sakiau, bet taip jau yra. Ką aš veikiu, tą parodau, ko neveikiu, to ir nerodau. Gerai, čia pasakiau, iš tikrųjų biškai nusišnekėjau, bet nieko. Ką aš noriu pasakyti, draugai, kad jūs esate nuostabūs, esate tobuli. Tikrai viską pasieksite gyvenime, aš jumis tikiu. Ir stiksime rytoj, su kitų epizodų, su kitais nuotykiais. Gal geresniu, gal blogesniu. Niekas nežino, kaip rytoj bus. Rytoj... Iki draugai. Prenumeruok, nenori neprenumeruok, svarbiausia, šypsokis ir siek sąsvajonę. Ir atsimink, ta šypsena yra nuostabi. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ne, marziuk. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.